pirmoji stotelė Ventspilis, kur jau stojam. 220 km nuvažiuota, Klaipėda Ventspilis. Dabar keltų tiesiai į Ninhamą, Švediją ir po to Stokholmas. Keliaujam toliau. Yeah! Viskas. Esam jau kelto viduje. Gražuolė paparkuota. Varom į viršų. Vargstam su parkingo vieta, nes statyti daug kur negalima, o šiaip reikia pasisyti parai. Parai kainuoja 40 eurų ir važiuoju ratais kvadratais ir šiaip ne taip, kaip ir beveik radau. Bet dabar grįžtam atgal ir važiuojam parkuotis. Na ką, pasiparkavom, judam toliau. Na, o viešbutį, kur apsistojau, tai bairis, dar tokio nesumatęs, kad būtų viešbutė padėti hanteliai sportui. Vienas hantelis 2 kg, kitas hantelis 4, tai taip pat dar nesumatęs. Na va, kaip ir baigėsi turistavimas pačiam Stokholme. Aplankėm nuostabius muziejus, gražius pastatus. Ir dabar jau neužilgo važiuosim į svečius pas švedą organizatorių, kuris organizuoja pusės mylios dragų etapą. Tai rodysim iš ten daugiau veiksmo. Ir ką, važiuojam toliau. Na ką, atėjo šeštadienis, paturistavom prieš tai Stokholme, o dabar esame trasoje, kur vyks 804 metrų etapas, kur bus fiksuojamas top speedas. Šios varžybos yra kitokios. Fiksuojamas top speedas iš dead stop, nuo normalaus kaip draginio starto, ir finiše būtent fiksuojamas top speedas. Na ir po to, po kurio laiko jau užfiksavo savo geriausius rezultatus, tiesiog galim daryti for fun roll racing, tai yra tiesiog dragai iš eigos. Rinktis konkurentą, su kuriuo ir draguoti. Tai va, na ką, o parodysim kadrų jau nuo stogo, nuo viso vaizdo, kas bus pafilmuotas, su kom palenktyniausiam. Ir ką, wish me best! Nordic Half Mile Racing.
Ką, darysim pirmą startą ir žiūrėsim, kaip seksis. Pirmas važiavimas, nežinau, greitis gal 200 km/h, švelnus startas, visai neblogai. Prieš Volvo kažkokį stojam, lengvai laimėjom, judam toliau. Na ką, važiuosim prieš Korvetę, kuri turi 630 arklių į ratus, 7 litrų atmosferinė ir greičiausia Korvetė su atmosferiniu varikliu būtent šitose varžybose, net galbūt ir Švedijoje. Tai žiūrėsim, kaip seksis, įdomu bet kokį atveju. Ir čia organizatorius būtent yra būtent šitų varžybų. Tai žiūrėsim. Visą laiką laimėjau rangalą pasiėmę, visgi aptakumas, viską padarė savo. Pas mane 707 arkliai į ratus, pas 630, bet jo mašinom pusę tonos lengvesnė. Tai gražus važiavimas. Nu ką, paprašė remačo, tiksliau aš paprašiau, varom toliau. Come on! Yes! Jo top speedas gal ir didesnis buvo, bet jausmas finišuot buvo amazing. Amazing. Nu va, o čia gaunasi geras grįžimas. Pravarai visus 800 metrų, stabdymai 1200 metrų. Ir po to kitų kelių, kaip sakoma, ratų grįžinėjai, tai iš viso nesusidaro kamščiai. Ir mašina atviesta, aišku, man problemų nėra, jinai nekaista, bet kas jeigu yra labiau užbombinė, kaista automobilis daugiau, tai čia grįžimas gaunasi apie gal kokio, kiek čia galėtų būti, apie porą kilometrų. Porą kilometrų grįžti mažų greičių, automobilis atviesta. Ir ką, ir vėl varai, taip gali non-stop, tai vat, nežinau kiek tik tai kuro užteks, ne šiaip pilnas bakas, pasiėmiau dar 8 litrų, viso bendroji suma 100 litrų etanolio. Tai matysim, kiek čia tų startų pavyks padaryti. Bet toks jausmas, kad čia gali visą dieną, nors ir 30 laiko startų pasidaryti. Nu ką, žiūrėsim toliau. Nu ką, kol grįžinėjom trumpai keliais žodžiais, ši kelionė į Švediją buvo man tokia įspūdinga dėl to, kad aš senai svajojau sudalyvauti kažkur užsienyje, sudalyvauti kažkokiam kitokiam evente, nes Lietuvoje dalyvauju visą laiką 201 metras, 402 metrai, o čia yra 804 metrai, tai yra pusės mylios etapas, kur visiškai yra kitokios taisyklės, fiksuojamas top speedas iš esmės, tai tu gali nors atrodyti vizualiai, kad finišuoji pirmas, bet iš paskos ant tiek tokių greičių pareina automobilis ir jis laimi, nes jo yra fiksuojamas top speedas. Tai tikrai ir dalyvių nėra per daug, kas svarbiausia. Važiuosim su Hellcatu. Šiek tiek galingesnis už mane, bet prastesnės padangos. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis.
Važiuosim prieš R8, standartinis tokas. Važiuosim, kaip čia atrodys. Let's do it. Na ką, štai taip ir baigėsi šis video. Parodžiau tik tai dalį visų smagumų, kuriuos patyriau Švedijoje. Buvo faina, smagi kelionė, kurioje ir teko paturistauti, ir muziejus aplankyti, ir pasivaikščioti, ir pasibūti, ir naujų pažinčių. Ir aišku, sudalyvauti tokiose varžybose, kokiose neteko niekada dalyvauti. Taipogi irgi nežinau keletos niuansų, kad startas, labai geras startas, mažina top speedą. Pasirodo, kaip ir matėte video, kad tas Hellcatas, kuris labai kasėsi ratais, jisai išvystė ir didesnį greitį, nes būtent tuo metu, kai ratai kasasi ir baigia ją kastis, tuo metu būna nuvažiuojamas mažesnis atstumas, bet būna tuo metu jau didesnis greitis. Ir tokiu būdu gaunasi kaip ir teoriškai daugiau vietos lieka trasos įsibėgėti, kad išvystyti didesnį greitį, to aš visiškai nežinojau ir tikrai buvo man įdomu ir buvo naujovė. Tokie dalykai, bet viskas faina, viskas cool, viskas for fun. Pas juos ten visiškai kitos taisyklės, kiti dalykai. Ir žodžiu, nu ką turim, sudalyvavom, pabuvom, buvom prieš ką ir laimėjom, buvom ir pralaimėjom. Ir aišku, tikrai užskaitau tokio tipo varžybas, tokios grinai leki for fun. Jie ten jokių apdovanojimų nedaro, jokių taurių, jokių vazonų, ką įpratėmės čia. Bet yra bendra rankingo lentelė, kurie matai tiesiog bendro įskaitoje, kokioj tu ten vietoje randiesi. Tai va tiek, tam kartelį tiek. Ir ką tikiuosi, susigalvosim dar kokių smagių kelionių ir jums parodysim ateityje.